Trinimo, va. Į stuburą mes nelendam, o čia eina stuburiukas jo, kadangi mes ne medikai, neturim supratimo, va, į tą stubrelį nedam. Tik einam tos palendricus ir čia šonkaulius kažkiek jo ir delnais, va. Bet dedu, aš turiu taip dėti, kad aš tiesiog prilimpu prie žmogaus, kad ne tik tai aš trinu ir trinu iki tai va taip susikaustęs tą paviršį jo. Todėl aš kai važiuoju, va, per stuburą einu, pereinu švelniai, pereinu prie nugaros. Nuvažiuoju ir todėl čia, kai darai trinimą, reikia, kad iš karto nuvažiavai, parvažiavai. Visą nugarą iš karto dirbi. Kai darai masažą, galima vieną pusę, galima kitą pusę. Bet mūsų tikslas yra sušildyti, todėl mes važiuojam. Jum irgi daryti? Jo, jum irgi daryti. Ir pavadykas. Kai darom visą laiką, kontaktas išlieka su žmogumi. Va, aš atvažiuoju, tai nėra tai, kad aš pabaigiau ir nėra kontakto. Aš pabaigiau. Ir vis tiek. Jo, jau tą pabaigiau, dar užbaiginėjau, jau su tai vėl yra kontaktas. Jo, va. Pabandyk. Galiu pabandyti? Jo, gali. Taip. Taip. Pala, nemaišykit tą pusę. O kaip ten reikia tas rankas dėlioti? Ta važiuoja, ta vejasi, ta važiuoja, ta vejasi, ta važiuoja, ta vejasi. Stuburą vėl pereinam švelniau. Ir vėl trinu ne tik tai, kad trinu šitą vietą, trinu visą kūną. Jo, kojas. Biškutį tai daug, ta prasme, neįtemptų. Biškutį palaidu. Jo, rankas pačias tas. Trina visi. Viliu, kad kentė. A čia skauda, kaip tai darai? Ar ne? Aš nežinau, jo paklauk, kaip to? Kažkur jo yra, kažkur, jaučiu jautrius vietas. Tau, tai yra sudėtinga, Viliu? Ką? Tau yra tai pakeliama, ar tai... Davai, daryk. Edvin, tu žiūrėk tavo tos rankytės kaip dvi lentutės. Tu jas atpalaidu. Jo, tu tiesiog pjauni jam tą paviršį. Tai gerai, bet tu turi pjauti nuo pradžios iki galo. Čia dar nesušildėm? Jo, dar tik sušildėm kūną. Ir važiuoju. Važiuoju tokiais ratais į viršų. Važiuoju, sprandą baigiau, vėl baigiau. Nėra taip, kad aš perinu čia. Atvažiuoju, baigiau, vėl išlaikau šilumą kūnę, vėl važiuoju, vėl baigiau, išlaikau, praglosto vėl ir vėl. Visą laiką turi būti ko, vėl visą laiką padarimą, visą laiką kažkokį tai atlieki, visą laiką į tą ir paglostimas vėl. Nuo pečių pradedu eglutę, va, į apačią važiuoju. Baigiau, į apačią važiuoju. Pabandykite. Tai būtų su bluzonu, su maikė. Darai vis tiek ant kūno nogo. Kai darai, kai brauki, kad jaučiasi tie šonkauliai, todėl rankas truputėlį plačiau. Mes to nedarysim, gerai? Ir darai kitą masažo būdą. Yra. Su tais dviem šnikščiais stumi ir su visais kitais pirštais eini į apačią. Tu iš tos pusės važiuoji į apačią. Yes. Labai gerai. Gerai. Gerai, kitas iš tos pusės pabandykite į tą pusę. Ką? Ne. O toksai. Tau šeką visą. Jo, tą visą riebalą paimi ir ten nieko nėra, bet vis tiek tą patį nubrauk. O aš noriu. Ne. Ne? Žiūrėk. Nubraukai tenai į apačią, ranka grįžta laisvai. Vėl imu nuo pradžios į stuburą nelendu. Vėl imu tą palendricą, vėl varau į apačią. Vėl grįžtu laisvai, į stuburą nelendu, imu palendricą, varau į apačią. Ne, tam. Dar skaudas. Gerai. Ir kadangi laiko nėra, suprantu, jau padarom masažą ir pabaigai perinam vibraciją. Va, paimi su briaunelėm
vieną šalia kitos. Tik tai ne taip, kad kapoji, va, kaip malkas, ne kad džiūčiai. O važiuoji, va, atpalaiduoji. O, pravažiuoju čia, aš neįsmeluoju. Prašau. O, ir pravažiuoju. Gerai? Pabandyk. Va, ant kojas irgi labai gerai. Galima net su pirštais, su kabliaunelė. Va, labai gerai, labai gerai. Gerai, pabandyk. Ir vėl, padarėm vieną būdą vibracijos. Vėl praglostom. Vėl. Ne, per čia būtinai, jo, atsargiai. Čia tos vietas jauti, jo. Per čia nedaužyk. Prašukuoji, vėl kitas būdas, padarom tokius, tokius samtelius ir va. Tiesiog prašosi. Jo, kiekvienas ir padaryti. Žinai, sudaryti tokius kiaušiukus. Jo. Kaip ant žmogų, vėl galima vienas iš glostų būdų. Aš pradedu nuo pradžios, vienas mažiukas, kitas mažiukas, vienas mažiukas, kitas mažiukas, vienas mažiukas, kitas mažiukas, vienas mažiukas, kitas mažiukas. O taip, ir pravarau. Ir pasiūlau dar vienas iš vibracijos būdų, tai yra lietuti. Ir pravarau visą, pabandykit. Taip? Jo. Per bliuzoną gal tai nesijaučia, bet ant kūno toksai švelnus, tik praeina. Ir vėl, ir ant pačio galo jau tas praglostimas turi būti labai švelnus. Ir glostom per visą nugarą. Labai švelniai visą kūną, visą pečius, viską praglostom.